Sveiki. Nusprendžiau padaryti savo tokį 100 vaizdo įrašų iššūkį. Įrašai bus apie mano suvokimu svarbius gyvenimo aspektus. Tad pradedu šią rubriką ir šiandien noriu kažkaip kilo mintis būtent apie nusivylimą. Tikriausiai nėra žmogaus, kuris negirdėjo frazės, kad aš tavim nusivyliau, ar tu mane nuvylei. Na ir tarkim, jeigu dabar aš girdžiu tokią frazę, man kas nors ima ir parašo, jūs mane nuvylėte. Norisi paklausti, o ką? Ir ką dabar man daryti su tuo? Nes dažniausiai tai išgirsim iš žmogaus, kuris visai neseniai tiesiog sakė, kokia tu faina, kaip viskas gražu, kaip viskas gerai, ai, tiesiog svaigo ir alpo. Ir staiga nusivylė. Kažkada šitai iš tiesų labai jautriai reaguodavau. Tau sako, tu mane nuvylei, ar aš tavim nusivyliau. Ir apimdavo taip nuoširdžiai tokia beveik panika, o Dieve, ką man dabar daryti? Kaip man dabar pasitaisyti? Kaip man atsukti atgal juostelę ir nepadaryti kažko, ką aš padariau? Iš tiesų, tas nusivylimas tarytum mane versdavo, nežinau net ką, bandyti įtikti visiems, bandyti patikti visiems ir taip toliau. Ir tai yra neįmanoma. Ir taip reaguodavau tol, kol neatėjo suvokimas, kad nusivylimo nebūna be ko, be susižavėjimo. Jeigu aš niekuo nesižaviu, aš ir nenusiviliu. O susižavėjimas yra apie ką? Aš matau kitą žmogų, ar situaciją, ar kažkokį kitą objektą, nesvarbu, bet imkim žmogų. Ir matau jame kažką gražaus, kas man patinka. Imu tą dalį, išpučiu ją, padidinu, nuspalvinu ryškesnėm spalvom, nes žavėtis yra faina. Daug energijos tame, daug tokio draivo vidinio. Ir žaviuosi. Bet nematau kitos žmogaus dalies, kuri visada buvo, yra ir bus. Bet gražus paveikslas ir tenai dėmelė. Bet aš jos nematau, aš ją ignoruoju ir žiūriu tik į tas gražias detalės. Ir tada nutinka vieną dieną kažkas, kad aš tą dėmelę imu ir pamatau. Ir nustembu, kaip taip gali būti. Kaip? Ir nusiviliu. Bet jeigu mes pasižiūrėsim, tas žmogus, kuriuo aš nusivyliau, jisai tai nepasikeitė. Jisai visada buvo su ta dėmele. Ta dėmelė visada buvo ir visada bus, bet aš nemačiau jos. Tai kieno yra problema? To žmogaus ar mano? Na, žinoma, kad mano. Jeigu aš nenorėjau kažko matyti, tai nereiškia, kad to nebuvo. Ir staiga atsirado. O nenorėjau matyti dėl savo kažkokių vidinių priežasčių. Tai todėl, kai kažkas jumis nusivilia, iš tikrųjų verta visada pagalvoti apie tai, kad o prie ko čia aš? Aš visada buvau tas, kas buvau. Su visom savo dėmelėm, su visais savo trūkumais, su visais savo netobulumais. O problema gal yra to žmogaus, kad jisai nenorėjo to matyti. Tai kaip aš galiu tame pakeisti kažką? Jeigu, be abejo, aš galiu bandyti prisitaikyti prie to žmogaus, vėl sugrįžti, vėl įrodyti, kad aš verta tavo susižavėjimo ir taip toliau. Jeigu norisi, kodėlgi ne? Bet jeigu nesinori to daryti, tai tam, kad mažiau pergyventi, tai tiesiog prisiminti tą mechanizmą, kad nusivylimas vienas niekada neegzistuoja. Jis visada yra su susižavėjimu. Tai jeigu žmogus susižavėjo ir jį nunešė į nusivylimą, tai yra ne mano klausimas.
nes visiems įtikti ir patikti yra tiesiog neįmanoma, tiesa. O jeigu, tarkim, jūs linkę nusivilti, tai vėlgi pamatyti tą mechanizmą, kaip jūs išpučiat vieną dalį ir nematot kitos dalies. Ir tam, kad mažiau nešiotų, jeigu be abejo toks poreikis yra, tam, kad mažiau nešiotų, tai susižaviu, tai nusiviliu, tai susižaviu, tai nusiviliu, nes į tai, išeikvojam tam tikrai nemažai resurso vidinio, energijos. Tai kad to nebūtų, jeigu jau kažkas pradėjo patikti, aš pradedu žavėtis. Ir kaip ir sakiau, tai yra gera, tai yra energija, tai yra toks, geras jausmas. Tai vis tik savo sąmoningai priminti, kad yra ir kita dalis. Ir jeigu šiandien aš jos nematau, tai nereiškia, kad jos nėra. Jinai būtinai yra ta dėmelė. Ir jeigu aš atidžiai pasižiūrėsiu, aš tą dėmelę pamatysiu. Bet man ta dalis, kuri graži, yra daug svarbiau. O su ta dėmelė aš galiu gyventi. Ir nieko tokio. Ir tada nebus to emocinio tokio mėtymo. Truputėlį daugiau stabilumo, jeigu norisi. Taip kad jeigu susižavėjom, būtinai nusivylisim. O jeigu nusivylėm, vadinasi, buvom susižavėję. Bet problema yra to, kuris supasi tuose sūpuoklėse. Tai va tokia pirma mintis. Su jumis buvo Ilona Tamošiūnienė, Drąsa gyventi. Iki kitų kartų.